Tai gaunasi labai įvairiai gali gautis. Taip, vienas momentas gali būti taip, kad jisai gyveno su biču, nes bičas ėjo kovoti, ėjo išlaikyti šeimą ir jūs buvote tas nuostabus bičas, kuris laikė viską ant savo pečių ir taip toliau. Bet čia gali dar būti kitas aspektas. Tai kad jūs buvote ne bičas. Nu, ta prasme, tai bičas. Bet, ta prasme, aš sakyčiau ne bičas, o vyriškos energijose. Bet čia aš sakyčiau labiau buvo tai, kad jūs buvote vieniša mama. Suprantat? Mamelė, kontroliuojanti visą namų ūkį, nešanti visą finansinę atsakomybę ant savo pečių, turinti 2 vaikus ir dar vieną nuo kitos mamos. Suprantat? Ir taip, kai yra, žinokit, vieniša mama, jinai turi labai natūraliai jungti savyje ir vyrišką ir moterišką energiją, nes jinai turi ir čia ateiti pasirūpinti iš moteriškos energijos ir išeiti pamedžioti iš vyriškos energijos, taip? Nes jai reikia aprūpinti šeimą. Jeigu jūs buvote savo vyrui kontroliuojantį mamą, mamelį, ar ten ta, kuri neša pinigus ir išlaiko šeimo, jūsų vyras buvo nebrandus paauglys toj fazėj, tai žinokit, jis išėjo pas moterį. Nes su mama, nėra ką veikti. Tiesiog.